Taigi pakalbėsime apie sankirtiną, apie Krišnos sąmonę. Karma joga. Skyrius. 10 tekstas. Saha. Yajna. Praja. Srištva. Saha yajna praja srištva. Purovacha. Prajapati. Purovacha Prajapati. Anena prasavishyadvam. Anena prasavishyadvam. Anena prasavishyadvam. Išovas Ištakama Duk. Išavos Ištakama Duk. Sahayajna Prajasristva. Purovacha Prajapati. Anena prasavishyadvam. Išovas Ištakama Duk. Sahayajna praja srištva. Purovacha Prajapati. Anena prasavishyadvam. Ешавоства Ištakama Duk. Kas nors dar paskaityti? Saha yagya prajaksar srištva. Purovacha Prajapati. Anena prasavishyadvam. Ешаво аства Ištakama Duk. Saham drauge su Yajna aukų atnašomis. Pradžia kartas Srištva sukūręs Pūrą senovėje Vačia Prajapati būtybių viešpas. Anena jos dėka prasavishyadvam. Vis labiau klestėkite. Iša Šiva Jūsų Astu Tebūnė Išna visų troškimų Kamadhu išpildytoje. Šrila Prabhupados vertimas komentaras Šrila Prabhupada Jagat Guru Ki. Pasaulio kūrimo pradžioje visų būtybių viešpats sukūrė žmones ir pusdievius su aukų atnašomis Višnu ir palaimino juos tarpdamas. Būkite laimingi šią jagiją, tai yra aukos atnašu, nes ji suteiks jums visus troškiamus dalykus, reikalingus laimingai gyventi bei išsivaduoti. Pasaulio kūrimo pradžioje visų būtybių viešpats sukūrė žmones ir pusdievius su aukų atnašomis Višnu ir palaimino juos tardamas. Būkite laimingi šią jagiją, aukos atnašą, nes ji suteiks jums visus trokštamus dalykus, reikalingus laimingai gyventi bei išsivaduoti. Komentaras Šrilos Prabhupados. Visų būtybių viešpats Višnu sukuria materialų pasaulį tam, kad suteiktų sąlytoms sieloms galimybę grįžti namo, atgal pas Dievą. Materiali gamta sąlygoja visas materialios kūrinijos gyvas esybės, nes juos užmiršo savo ryšį su Višnu arba Krišna, aukščiausiųjų Dievo asmeniu. Vedų nurodymai yra skirti padėti mums suprasti tą amžiną ryšį
arba kaip teigia Bhagavad-gita, veda iš čia savo ir aha eva vedjam. Viešpats sako, jog vedų tikslas pažinti jį. O vienas vedų himnus skelbė patim, višvasya nešvaram. Išvaram. Iš to matyti, kad gyvų esybių viešpats yra aukščiausias Dievo asmuo. Višnu. Beje, iš Šrimad Bhagavatam 2 skyriaus 2 giesmės 4 skyriaus 20 posmas Šišuka Dievo Svamis daug kartų vadina viešpatį pati. Šrijach pati, Ješne pati, Pradžia pati, Jėjam pati ir Loka pati ir Dhara pati. Pati ir Gatiš, Čandhuka, Vrišni, Satvatam. Prasidatam me Bhagavan Satam pati. Pradžia pati, taip pat viešpats Višnu, kuris yra visų gyvų būtybių, visų pusdievių, visų grožybių viešpats ir visų mūsų. Viešpats sukūrė materialų pasaulį, kad sarmėtos sielos išmoktų atlikti jagės kalbų atnašą. Ir tas patenkinti Višnu. Ir patogiai be rūpesčių gyventi materialiame pasaulyje. O susidavėjus jų materialiams kūnams, eitų Dievo karalystė. Štai visa sąlygotos sielos veiklos programa atlikdamas jagės, sąlygotos sielos, lyčiai įsisamina Krišną ir tampa visiškai gyvuotas. Kane amžiuje vedų raštai rekomenduoja sankirtiną jaglę, Dievo vardų giedojimą. Transcendentinį metodą įteigia viešpats Čitanė, norėdamas išgelbėti visos mūsų laikų žmonės. Sankirtina jaglė ir Krišnos sąmonė puikiai dera vienas prie kitos. Apie Bhaktų apsireiškusi viešpats Krišną, viešpatį Čitanė užsimenama Šrimad Bhagavatam 11 giesmėj, 5 skyriuje 302 posme. Ypač sieja jį su sankirtina jaglė. Krišna varnam, Višta Krišnam, Sangopam, Taskatra, Varšadam, Ježnek sankirtina Tapair, Jedžiantė jį su Mediosa. Kari amžiuje visi išmintimi apdovanoti žmonės sankirtina jaglė garbina viešpatį lydimą bendražygių. Kari amžiuje nelengva atlikti kitas vedo raštų nurodytas jaglės, o štai sankirtinė jaglė nesudėtinga ir išaukštinta. Pravartysiems tikslams ją rekomenduoja Bhagavad-gita 9 skyriuje 14 posmas. Sahajajna pradžas višva purosa prašapati anena pratyvišvedam išava viša kamalui. Pasaulio kūrimo pradžioje visų būtybių viešpats sukūrė žmonės ir pusdievius su aukų atnašomis Višnu ir palaimino juos perdavė. Būkite laimingi šią jaglę, tai yra aukos atnašą, nes jį suteiks jums visus trokštamus dalykus, reikalingus laimingai gyventi, be išsivaduoti. Omangana Timranhase, Ganamjana Šalakaya, Čekšurimitam vienas tasmai Šri Gurvei Namaha, Šri Čaitanjam Navishtam Stapitam Jena Bhutaye, Svayam Bhakadamaham Danatarskam Tikantikam, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shiva Sasigaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kai pažiūrėjau tą paveiksliuką, čia yra visatos forma. Arba Brahmanas, jis sako Brahmanas, tai Brahmanas čia yra. Krišna parodė, Arjūnai parodė, prieš mūšį parodė, reiškia, savo tą formą, ir Arjūna kaip įsigando. Mes žinom iš Čiurlionio, paskui jo kūriniai, kurie buvo Reksas, ne, praktiškai, sostė, įsigando sostė, reiškia, pasakino blogį. Tai va, jeigu norim atlikti, jeigu esame pasaulį, mums reikia nugalėti tą Brahmaną. Čia yra vis patos galvutė, prieš akis yra kiek galvūdų. Čia yra Šiva, čia yra Brahma, čia yra Durga, tai yra materijų gamta. Durga, reiškia, yra kalėjimo prižiūrėtoja. Čia, kaip sakant, sukūrė pasaulį. Tam, kam sukūrė. Mes dvasinės būtybės atėjom į materialų pasaulį, kadangi panorėjom būti, nusisukom nuo Dievo, ta prasme, panorėjom patys Dievais būti.
mums sudaroma sąlygas. Mes jaučiam, kad mes dar galim daryti, ką norim. Taip, faktiškai jaučiam. Yra harmonija gamtoje. Ir mes galim ją pažeisti, ar nepažeisti, netampa. Bet esmė yra tokia, kad jeigu aš pažeidžiu, aš gaunu reakciją. Tai va, todėl sakoma yra karma, vikarma ir karma. Karma, jeigu mes gyvenam pagal vedinius nurodymus, sako, sukuriam daiktą kokį nors prietaisą ir pridedam instrukciją. Taip, kad žinotų, kaip naudoti. Sukūrė pasaulį, davė instrukciją, vedas davė. Vedai yra milijonai kosmų, įvairias variantai. Kaip nori gyventi? Yra trys pasauliai. Čia yra demoniškas pasaulis, yra pusdievių pasaulis, yra žmogiškasis pasaulis. Tiek paskui visas 14 yra visatinių sistemų. Dabar jau kalba, kad nuosios gyvybė gali būti. Ir yra. Visose planetos gyvybė yra. Tai įvairios formos yra. Mes sudėti iš 8 elementų, kūnai mūsų. Tai va, tai ir yra, taip sakant, tos sistemas, kurio gali... Mes jaučiam, kad kiekvieną minutę mes galime atsidurti kažkokius ryšį turėti su kažkokius dalykais. Taip, praktiškai su kažkokiam kitom asmenybėm. Tai va, tas sukurtas, čia ir sako, sukūriau žmonės. Žmonės tai yra gerai padėti, žmoniškas planetas, yra žmoniška kultūra. Yra vedas duotas žmonėms, yra duotas vedas pusdieviams, yra duotas vedas demonams. Ir jeigu mes gyvenam, norim demonišką gyvenimą gyventi, prašau gyvenk, visą laiką vedu, gausi ką nori, čia ir sako, gausi ką nori. Demonė ką nori jūs tenkinti iš visų pusių, jiems suteikiamas sąlygą gyvenk. Reiškia, bet reakcijos bus kartais žemyn. Yra 7 žemyn, 7 į viršų. Jeigu ten ekstrasentai sako, 7 mūsų yra centrai, tai praktiškai yra 7 viršaus, 7 žemai centrai yra. Jie atitinka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai praktiškai. Norit gyventi darbiniškai, daryti darbingai, su pusdieviais. Reiškia, kontaktuosi, yra pratimai, gali apsivalyti, pratimų būdų, arba spalvom ten galėsim. Tai praktiškai visokių variantai yra. Yra impersonalus kelias, filosofiniai kelias, tai čia vat brahmanas. Mes turim praeiti pro tą brahmaną, su pusdieviais įsitikti. Yra trečia akis, tai vat matom galvas daug. Tai vat mes galim su pusdieviais, su to pasauliu, su žemutiniu pasauliu, demoniškas, kurie irgi ten yra rojinės planetas demoniškas. To, ko mes norėjom, reiškia, materialiai savo, mes gaunam ten. Įdėliai gaunam, jau prisilaikom. Jis sako, todėl sako, yra karma, jeigu mes prisilaikom, vedinu, sako, vedu, su kuriuo aš, Krišna sako, aš esu vedu žinovas, aš su kuriuo vedu tam, kad jūs laimingai gyventumėt, nesvarbu kokį gyvenimą, demonišką nori gyventi. Ir galų galiai įsivaduotų man gaunai, tai reikia ne. Į dvasinį pasaulį. Tai va, pagal karmą gyvensim. Yra vikarma, veiksmai sugalvoti pačių. Va, aš susinorėjau darau tai. Daryk, gal tai leidai. Bet reakcija. Ir yra akarma. Akarma yra dvasinis kelias. Tai va, mums duota ir akarma. Duota karma, jeigu mes darom taip, kaip mums sako, jagį atliekam, kad patenkinti virš. Jeigu mes atliekam, iš karto susiliečiam su Krišna. Nes jagi yra Krišna. Knygos yra apie Krišną, irgi Krišna. Visos mantros, kurios dainuoja, yra Krišna. Mes susiliečiam, sako, šlapumą padėkit prieš saulę, po tiek laiko, kas įvyksta, kristalizuojasi. Krenta kristalai, tas purvas kristalizuojasi. Taip ir mūsų sąmonė valas. Mums ir sakoma, darykite rytinės programas. Kam ten? Mums patiems reikia tos programos, aš siūlyti reikia. Vištylės, ką tai reikia. Labai svarbu, tai reiškia šventų vardų giedojimas, bet mums to neužtenka, kadangi mūsų širdis neleidžia, mes turim daug prisirišimo norų įvairių, taip praktiškai. Tai duota pagrindinės dalykai. Su dvasim, čia išsako, labai tinka Krišna sąmonė. Sakas, Čaitanė davė mums sankirtiną jagę. Tai nuo šventus vardus, viso gero, taip. Ant galo, reiškia, baigės. Rodos iki galo, kai dainuodama šventus vardus, nedainuodama, išeina į dvasinį pasaulį. Bet kad dainuot šventus vardus, mums protas trukdo. Taip visai išima, protas, kas yra dorybė, protas priima tas, kas tik tai gerais nori, kad tenkinti. Nes protas valdo mūsų 5-6 iššūkius. Girdėjimą, regėjimą, klausą. Ir mes per visus tus kanalus norim tenkintis. Tai čia natūralu. Mes esame dvasinės būtybės, bet priėmėm tą kūną, dabar mes tą kūną priėmėm kaip aš asmenybę,
kad aš toks esu, tai aišku, aš noriu tenkintis, kad man tik būtų gera. Jeigu ne, aš pykstu, tai tik. Aš darau visokius veiksmus, kad tik tai patenkintų. O čia reiškia, kad padaryti ką nors, prisilaikyti vetos ir man čia skirti, aš nenoriu. Todėl Čaitanė sako, yra pati malšingiausia inkarnacija. Atėjo ir dainuokit, šokit, valgykit, bet valgykit ir iškit. Na, patį lengviausia. Mes ir ką norim daryti? Dainuot, šokit ir valgykit. Tai vadė, sako, su Krišna. Todėl tu visų dvasinių mokytojų užduotis yra kaip nors savo mokiniui. Padėt, kai jis tavo veiklą, kuris dabar daro, kuriam patinka. Nes mes veikla, mums patinka veikla, viena, mes tik tai norim tokią veiklą daryti. Ir norim rezultatų, taip pat, tos veiklos. Tai palaipsniui, darant tą jogą, palaipsniui mes pradedam daryti jau ne savanaudiškai, bet norim dar daryti tai, ką aš noriu. O paskui jau reiškia būdgi jogą, Krišnos sąmonė, kaip pasiekėm. Tada jau mums tas pats ką daryti. Ką kai dėl Krišnos darom paskirtumą, tai čia karma. Neneša karmos. Čia į savo darbą. Tai mums nereikia tų sunkių kelių, aš kaip pradėjau. Čia jau Vidūnas, mes buvom pas Vidūną, kai yra ta kita. Pas Vidūną buvom pas jau užėję pas vidunistus, paprašėme jų, kai jie parašytų ką Vidūnas, nes Vidūnas buvo Bhagavad Gita išleidęs, taip skaitot kas nors Bhagavad Gita. Tai va, ką jis parašė, ką Vidūnas sakė, bet svarbu man buvo pirmą iš viso to dvasinio lygio, iš kurio Bhagavad Gita, kurie ją parašė, jis kurie kaip tai jos giliausią turinį ir lietuviškai apreikšti. Ypač jos pagrindinės mintis, būtent, kad esame Dievuje ir jame turime sąmoningėti. Labai svarbus dalykas. Mes nieko nedarant, nieko negausim. Mes turim sąmoningėti Dievuje. O kaip Dievuje sąmoningėti, tai reiškia darant, mums ir davė sistemą, parampara davė, parodo, kaip daryti. Toj sistemoje gyvenant, mes Dievoje gyvenam. Ir mes matom, kaip mūsų valdo, tai praktiškai. Ir mintis duoda, ir atsakymus, ir įspėja, viską, tai praktiškai, man procesas vyksta. Dėl sako, Krišnos sąmonė labai dera. Sankirtina labai dera su Krišnos sąmonė. Tai yra šventų vardų kartojimas, labai dera su Krišnos sąmonė. Tai daryti, aš dėl Krišnos, tai ta mūsų darbas su dvasinį. Tai yra, kaip jis su dvasinį, neprisirišti rezultatų, mes norime prisirišti rezultatų, mums kaip ir gyvenime esmė. Tai va, palaipsniui ten Sankirtinai dalyvauja, nesąmonė. Ir mums viena lieka, kad mes Krišnos vagiam viską. Čia sako, jis pradžia pati, jis visko pradžia. Jis yra visko. Pradžia ir mūsų pradžia, mūsų kūnus davė mums. Ir mes neturėjome, tie kūnai du yra subtilus ir grubus, čia yra dirbtinis, čia Brahma davė. Davė Brahma pagal mūsų norus. Tai va, kad pabėgti iš to kalėjimo, reikia padirbėti. Tai va, Sankirtina tai yra šventų vardų kartojimas ir Sankirtina yra knygos. Prabhupada, kai važiavo į Ameriką, tai ką jis pasiėmė? Šimad Bhagavatam paėmė. Ne Gita, bet Šimad Bhagavatam. Gita buvo parašyta pasakyta prieš 5000 metų. Krišna užbaigė Gitoje, man mano bhava, man bhakto, man jedži, man namaskuru. Sarvadarva paritėžama, mekam šaranam vareža. Sako, lenkis man, garbink mane, tapk mano bhaktu. Tai praktiškai, pasisaka, atmes visas religijos atmainas. Paprasčiausiai man atsiduoda. Religijos atmainos, įvairūs reiškia tikėjimai, įvairios filosofijos, skirtos tam, kad tam tikram žmogaus sąmonės lygyje, kad jis galėtų patobulėti. Jis sako, viskas dabar. Paprasčiausiai dalykai tu viską suvoksi. Nebijau, sako, tu visus lektas nuimsi. Tokia yra malonė bhakti jogas. Yra impersonalus kelias ir yra bhakti kelias. Ir jie yra lyg tai priešingi. Kadangi impersonalus kelias, jis per save eina, per nugalėti, kaip ir aš rodo, čia Brahmanas. O mums duoda iš karto Brahmaną, inicijuoja. Mums tik reikia išlaikyti. Ašvarą duoda iš karto, kaip dvasinis mokytas parampara duoda. Ir mes jau galim suprasti, jeigu mes darysim taip, kaip sako, mes sulaikysim viskas tvarkoj. Mums nereikia tokių baisių asketą tiek. Ir čia natūraliau yra bhakti atlikti, kadangi mes ir valgom. Ir ten viską atsisako jie. Ir valgė atsisako, ne, aš pradeda išvažiuoti oro, gyventi. Išvažiuoti ten žalumynais, taip aš. Išvažiuoja gitarais, paskui žalumynus. Paskui oro atsisako. Ne oro, bet vandens. Vandenį gyvena. Tai vandens atsisako, paskui
Nu, 5 tų dalykų. Tai ne mūsų amžiai. Mes nesugebėsim. Gal atsiranda pora žmonių tokie bandė, čia gal man gal bandė ant oro gyventi, bet kiek supratau, dabar nebegyvena. O mes labai mėgstam, sakom, o, ten žalumynai, kaip tik žalumynai, ne, praktiškai, o, ten oro perės ant pranų, ant pranų perės. Bet dvasiniam kely yra, reikia praeiti, iš pradžių, kas anamaja, pranamaja, taip, pirma pakopa yra anamaja, reiškia, priklausom nuo maisto, tai praktiškai. Mes gyvenam dėl maisto. Dievas yra maistas. Darbas ir reiškia, ir valgys yra Dievas. Kad žmogus turbūt patobulėja, kai pajuntat subtilų savo kūną, antrą kūną, kuris reguliuoja tą grūvą. Grūvus kūno mašina, čia detalės, sakys. Čia šarnyrai, žiūrėk, kaip dabar daro šarnyrus, tai dada visus nepratiškai. Kaip nori, tave sulipdo. Įkiša į kitą kūną. Tai va, tai antrą pakopą pranamąją, reiškia, pranas, visur pranas, taip, reiškia. Pajutau pranas, čia pranas, čia greičiai, čia vampyrai, čia ne vampyrai, čia visokie atsiranda, tai prasiškai. Tai va, pranamąją. Galioja čnenamąją, aukščiau yra. Kada žmogaus sąmonė pradės nusivylę tą visą praną, vis tiek čia materialu viskas. Pamato, kad jis visur tas pranas praranda, kad čia vis tiek jau nusipė visi, kad visi čia vampyrai vaikšto aplinkui. Tada jis pereina čnenamąją, susiduomė, kame reikalas jis randa, reiškia, tą jau žinias įgauna apie, reiškia, materialią gamtą, tai jau ten visos filosofijos yra. O jau, kada su Dievu suriša, jau yra jogos tada. Tada jau jagis visas karma joga, yra čnena joga, yra mistinė joga, su Dievu kaip eina. Tai va čia sudėtingas kelias. 11 giesmė, 12 giesmė. 11 giesmės yra suvedamas vėl apie materialią gamtą, vėl duodamas žinios, paskui duodamas žinios visų jogų kelių ir ant galo suveda apie bhakti jogą. Bhakti joga yra transcendentinė, nieko bendro su materialiu pasauliu neturi. Ką mes padarytum amžinai dalykai? Amžinai palieka mums. Duoda sistema, kažin ką padarai, kažin ką reiškia. Todėl mums duoda, kad atsintai kitą tą. Jeigu mes turim kažin kokį pasitikėjimą, kažin kokį sentimentą, ar Prabhupadai, ar Čitaniai, ar ten savo gūrų, ar ten kad nors, reiškia, kažkokiai iš paraparos. Mes kažką padarom, iš karto gavome rezultatą amžiną. Jis niekur nedings. Toks kelias yra palaipsniui, paskui vis šviesėja. Toks kelias yra lengvesnis, kaip eiti tuo tokiu keliu, susipažinti su visą tą, kas valdo. Čia valdo daug, kas Šyva savo daro, Brahma savo daro, ten Ganeša savo daro, Durga muša už karmą. Durga kontroliuoja karmą mūsų. Ir rankas turi, nepadarėjai pagal Vedas, tai muša neklausia, ar tu žinai ar nežinai. Yra kodeksas, aš nusikaltėlė, aš pavogiau ką nors. Ne, aš sakau, aš nežinojau, ne. Čia galima. Man taip atrodo. Nesakys, kodeksas toks, punktas toks, aš 15 metų. Visas uždaro. Ir Durga turi kiek rankų į ten. 20 atrodo. Iš kiekvieną darbą už tokius nebasginius darbus muša. Mes kenčiam, mes verkiam, mes kalbam, kas mane už ką mane. Tai sako žmogus, kaip aš patobulėtų, būti pamato, kai jis nieksis, kai jis pats kaltas. Kiekvienam yra harmonija. Niekas nekaltas. Aš kaltas visur. Visur. Ir kai jis tą realizuoja, jis supranta, kad čia nėra kaltinti. Atvirkščiai pasimoko. Aha. Žiūri, kad jau Krišna jam leido atsipirkti nuodėmės tas. Dievas sako, karma. Geriau gyventi pagal karmą, daryti veiksmus dėl aukščiausiai. Tai Šrimad Bhagavatam apie Krišną, jis ten duoda 12 giesmių, nuosekliai duoda lygius įvairius, visokias inkarnacijas ateina, reiškia, visokias šakti, avešą, reiškia, siunčia Dievas visokius pamokymus, kad tam lygi sąmonės. Ir mes taip žmonės, jeigu nuosekliai tobulėja, taip ir yra visuomenė, tada mes pasinaudoja žmogus. Arba aš asmeniškai mes, kažkas vienas tobulėja. Mums įdomu kažkokius skyrius, ne praktiškai apie tą, apie aną. Tokias mokymai yra ten šakti, apie energijos mokymas yra, apie kokius nors ten mistinės joga. Joga yra labai daug dalykų, kaip mistinės jėgas įgauti. Labai įdomu viskas, kadangi viskas tvarkoja. Jis sako, atmes visas tas akmenis, nes Kali Jugoje mes neturėjom laiko ten. Gyveno anksčiau daug metų.
Dabar mes gyvenam 100 metų, anksčiau kiek gyvenam 10 000 metų, paskui 100 000 metų gyvenam. To kitos įgūdose. Mes matai, iš atkasa, ten mato, dabar atkasa žuvimą, baisus žmonės guli. Arjuna buvo 3,5 metų. Arjuna 5000 metų atgal. 3,5 metų buvo. Čia įeitų, čia nusilenkė, pasklenkęs, įsigastinam, čia kaip žinas. O jie buvo visi tokie. Viskas. Tas pats, jie tą patį jaučia, ar mes dabar 100 metų gyvenam, ar ten 10 000, tas laikas taip prabėga kaip žalimas. Tai va Sankirtan, tai baigs Bhagavad Gita apie Šrimad Bhagavatam. Taigi Prabhupada paėmė Šrimad Bhagavatam Ameriką vien dėl to, kad ten buvo impersonalistai, va, ko užsiminėjo šitą. Ir matot, Šankara ten muzika visą, tai impersonali muzika. Čiurlenimas vandens, ten perduoda gamdą dzeną, ten budizmą perduoda, tą harmoniją perduoda. Jis nuvežė ten jiems Krišną. Kokiai formai? Šrimad Bhagavatam formai. Mes dabar kiek jau, dabar spausdinam 6 giesmę, tai bus 6 giesmė, 7 jau yra spausdinta, 8-9 verčiamas, 10 turim jau Krišnos žaidimai, paskui liks 11-12. 11 apžvalginė yra, svarbiausia, 9 giesmė jau duoda visą, kaip jis ant galo įsivaduoti pilnai iš šito materialaus pasaulio. Ir reikia skaityti, reikia platinti, manęs mūsų, kaip lietuvai. Tas knygas labai svarbu. Kiekviena eilutė ten, visas žinios ten duotas, visos filosofijos duotas. Nes nieko naujo nesukurta, nei vienos filosofijos nesukurta, viskas duota. Kaip sako 7 išminčiai, 7 žvaigždės ten yra, 7 išminčiai, jie moko. Jie visą laiką moko, reiškia, mus vedu, filosofijos duoda, dėl to, kas negali būti fanatikai ar sentimentalistai. Turėjom žinoti. Nenoriu įsiplėsti, va, dėl to Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam, Amala Purana, tai sako, pats geriausias Purana yra pilnai apie dvasinę. Įkalba iš dvasinės pusės, dvasinė pusė akarma visur rodo, kas vyksta. Ir jeigu nevyksta, nedarom pagal akarmą, kas įvyks. Tai labai svarbios žinios, čia kaip enciklopedija sudėta, jeigu taip nedarai, kas tau bus. Ten istorijos iš karto duoda tokias istorijas. Tos istorijos nėra taip, kad čia paskaityti istoriją, o įdomus nėra. Ten parodė, man patiko ten vokiečių buvo tas Geisė, jo dramaturgas. Jis ten tokiais matricom duoda, daleiskim, situaciją. Tai tu gali įeiti į tą situaciją kaip bet ko. Galėsim patekėjęs. Tai gali būti patekėjęs, gali būti policininkas, gali būti gaisrininkas. Pažiūrėt, kaip tavo gyvenimas prasisaka, pažiūrėti. Visą tą tokia formulė. Tai buvo pasivysiai tokie kūriniai. Aš labai buvo, mano jaunystė buvo labai naudingas, visi teatras, spektaklis. Tokie, asmeniai tokias, kaip sakant. Kad suprastam, kas čia vyksta su tavim. Tai Šrimad Bhagavatam tokia yra. Man duoda visą žinią duotas. Todėl sakoma, reikia skaityti palaipsniui ir daryti, ką sako, ne taip, kad paskaityti kaip istoriją, kaip žiūrėti. Ten duoda moko, kaip mums elgėsi, kokį gausi rezultatą. Tai Parampara mums davė labai paprastą būdą. Tai Prabhupada, tai va tik iš visų mūsų Paramparos, Prabhupada yra praktikas. Jis nuvažiavo Ameriką, davė praktiką, kadangi visi žmonės praktiškai čia. Intelektų jie buvo pasiekę, intelektų jie buvo, kaip sakant, impersonalistai. Bhagavad Gitoj 12 giesmė, tai yra 12 skyriui, Krišna. Arjuna klausė, Krišna, ar kas yra aukščiau? Ar garbinti aukščiausiai kaip Brahmaną, impersonalių būtai, ar tik bhakti? Krišna sako, kad bhakti, atlik bhakti yra. Sako, abudu keliai transcendentiniai, net tikslas yra pasiekti, reiškia, aukščiau už materialią gamtą, išeiti iš materialios gamtos. Bet bhakti yra paprastesnė, natūralesnė ir yra anapasinė, yra transcendentinė, ir geriau, kaip kad yra aukštesnė. Tai taip Krišna sako. Tai va, bhakti, tai nėra, kad pas mus nėra literatūros bhakti, kad čia tik dainuok, kaip galvoja, čia kaip bepročiai dainuoja ten ir viskas. Ne. Filosofija yra visas filosofijas yra. Čitan atėjo prieš 500 metų, jis pakartojo Šrimad Bhagavatam, pragyveno kaip Šrimad Bhagavatam, susitiko su visais atstovais, su visom filosofijom. Šrimad Bhagavatam 18 giesmių turėjom, tai turi. Tai va, jau kas nori toliau, prašau. Dabartinis gyvenimas.
rodo, kad nori, nenori, mes einant dvasiniu keliu, mes tobulėjom, tai praktiškai mūsų sąmonė praskaidrėja, tai yra susidėrėm su kitais pasauliais, su kita filosofija. Materialus pasaulis taip sudarytas, kokią tu nori filosofiją, tokie tavo draugai. Sako, pažiūrėk, koks tavo draugas, pasakyk, kas tavo draugas, žinot, pasakysiu, kas tu. Tai va, bet aš, jeigu aš dvasiškai einu, aš keičiuosi kiekvieną minutę, jo nebepasakysiu. Tai va, surėdėlį. Tai galima tokios mintis kilo. Todėl sako, Šrimad Bhagavatam yra pilnai dvasinė, tai yra Krišna. Ir mantra Krišna, ir procesas Krišna. Juk aš atsisakau procesą, atsisakau mantrą, atsisakau, reiškia, aš esu knygos, aš Krišnos atsisakau, aš filosofuoju. O filosofijos yra visos, reiškia, spekuliuoju, aš kažin ką dar pasilaikau, kažin kas tai inkarnacijos, neberetuškai. Ir tų inkarnacijų labai daug, įdomių labai daug. Yra inkarnacija, moko, kad aš nesu šis kūnas, apie sielą, yra inkarnacijos, kaip medituoti, yra inkarnacijos, kaip atsižadėti pasaulio, yra inkarnacijos, kaip laimingai gyventi materialiai. Visokių inkarnacijų, kam reikia, tam, kad žmogus prisilaikytų tų taisyklių, kur duota instrukcija ir laimingai, kaip čia sako, laimingai gyventi ir eiti į dvasinį pasaulį, pas pasaulį paskui. Keistų kūną ir eiti aukščiau. O jeigu aš nieko nedarau, tik pagal save, pagal save gerai, pagal save nieks netrukdys. Tai aš nenoriu stiprėti, gal geriau klausimai prašau. Čia prigąsdina, kad Šrimad Bhagavatam čia skaityti ir platinti tą knygą. Ir ten visi jo mokiniai, tai pirmieji buvo visi filosofai. Ir hipiai, ten hipiai irgi buvo išbandę viską, buvo išbandę visas filosofijas. Ta prasme, todėl jam ten tą judėjimas pasidėjo. O mes kaip visuomet po 30 metų pas jus prasidėjo. Mes vis tiek tobulėjom. Mongolijai prasidėjo dar po 10 metų. Ačiū Dievui, mes jau pradėjom. Tai gal kokie klausimai, kritinės pastabas. Prašau. Jau vien dėl to, kad namuose va tą knygą pakeičia, jau apie Prabhupada Maharadžas pasakė, kad nuėjo pas draugą, draugas duotas darykas knygą, kam kažką pasidėjęs lentynoje ir neskaitė net tos knygą. Na, kaip būna, kad nusipirkam, aš irgi esu numisęs biblioteką turėjau, bet nebuvo labai atskaityti, o kad gauti nežlakstydavau. Tai va, tai sužiūrėjau pas draugą, pas draugą dar atėjo kažkas ten svečiai, sako, tu nuveik ten į biblioteką, ir ten pabūk kažtos. Ir jie ten pradėjo varpyti, rado, reiškia, transcendentinę literatūrą. Už savaitę susitiko su Prabhupada, už 2 savaičių išvažiavo Vokietiją pamokslauti. Toks gyvenimas. Tai va, reikia. Arba dievybės, kiek istorija apie dievybę. Dievybė nežinojo, ką nusipirko Indiją, nuvažiavo. Pasidėjo, jis ten rašo, pasižiūri, atsikalba. Paskui pasirodė, nuveikė, kažkur ten užklydo, kažkas platina knygą, ar ten žurnalas, sako, užėjęs, žiūri tos dievybės, nors nori. Tai prasideda toks gyvenimas. Tai va, mums duoda Sankirtana, Krišnos sąmonė tai yra, dievybės mums faktiškai, jeigu mes kartuojam, ir mantra yra Krišna. Jeigu aš kartuoju švarę širdį, man nereikia dievybių, niekas su juo bendrauja. Tai praktiškai, bet iš pradžių, sako, mums reikalinga pančaratika, tai yra iniciacijos reikalinga dievybės, čia va čia pančaratika. Čia kaip nusilenkti, reiškia, prašome mus nusilenkti, kad nebūtume egoistai, nu ta prasme. Čia pančaratika, tai kad tam, kad apvalyti, o taip nereikėjo. Faktiškai dar patys įvedė iniciacijas visas. Tam, kad į Indiją anksčiau, jeigu neturi brahmano iniciacijos, tai kaip sakė, niekas nepripažintas, kad judėjimas mūsų ten autoritetingas, arba jeigu dievybės, kaip Majapūrė dievybės, šitą Majapūrė atrodo, instaliavo dievybės, tai reikėjo, kažkas, kilometrų auksinės vėlos. Pagal virtualą reikia ten, kad atidaryt akis, ten dievybės. O mums užtenka Hare Krishna kirtanas, kadangi čia transcendentinis reikšmas. Jie kvietė brahmanus, tuos vietinius, kad jie instaliaciją padarytų pagal tuos visus ritualus. Ir ten vedinius ten jau tas jėgas, kaip sako, yra karma ir karminės. Jie padarė, tada jie visi indai vaikšto tada. Tas pats buvo Tirupatija, Pietų Indijai.
atidarė mūsų šventyklą didelę, ten jie pasikvietė iš tos šventyklos, Višnų šventyklos, tos brahmanus, kad jie atliktų, matėt, kokie ten ritualus, 7 dienas ar kiek jie ten atlikinėjo, ten gėdoja viskas, be pilna inda dabar vaikšto. Kaip jie sakys, nu, čia ne, jau bhakti. Išlikai, kas nors, kas klausimai kokia kilo. Jūs tai paprastai pasakojat, vis kokių klausimų nekyla. Galima tik klausyti ir klausydavęs. Reikia. Tai gerai, gal viskas nekyla, tada, reiškia, turi šimą komplektą. Surė išplatinti, taip? Aš tada bindavo vakar vieną pavasysį. Mėgsta klausytis. Gerai, dar klausytis, sako. Sako, reikia, kai klausaisi, per kitą ausį išeina, ne? Pakankamą gerą atmintį. Ne, bet vis tiek ten, jeigu nedarau, tai reiškia, neklausau. Tai abi rankas įjungti dviračių nėra. Ne, tai sako, klausimasis, jeigu sako, aš išgirdau. Čia yra pirmoji giesmė, 3 skyriui, užsibaigia 3 skyrius, aš įdėmiai klausiausi ir supratau. Dabar aš tau papasakosiu. Aš sako, kaip, kad tas įdėmumas buvo. 2 kartus. Ne, tai va, kaip suprasta, įklausiu jau, ką reiškia tas įdėmiai klausiausi. Ir supratau. Mes negalim įdėmiai klausytis, jeigu aš nedarau to, ką sako, aš neįdėmiai klausiausi, aš nesupratau. Jeigu aš nedarau, aš nesupratau. O kodėl nesupratau, paskui Prabhupada aiškina. Todėl, kad nesilaikau principų, nedarau tą ir tą. Todėl aš negaliu, mano sąmonė, protas neramus, kadangi jūs reiškia rėkoja, duok man to, duok man tą, duok man tą. Tai vasime reikia. Todėl reikia daugiau mantros kartuoti, daugiau prasados, daugiau šokti, dainuoti, valgyti, viskas ok. Toks kelias mūsų metų, nuramint protas. Nuramint protas, tai reiškia, kaip galėtų susikoncentruoti Dievą. Jeigu kaip aš galiu susikoncentruoti Dievą, jeigu mano protas neramus. Protas neramus, kadangi mano veiksmai nėra neteisingi, reiškia, karma iš karto visokia eina. Mums nesako, kad mes viską, kad ten prisilaikyt kažką, ne, sako, dainuokit, šokit, valgykit. Domėkit apie Krišną. Taip, domintis, mano sąmonė ramesnė. Čia, kai mes pradedam domėtis, ar ką iš karto sąmonė ramiai, taip ateina toks geras jausmas, dvasinis ateina viskas. Reikia, mūsų sako, per aukštesnį skonį. Kad aukštesnį skonį gauti, reikia atlikti veiksmą tokį, ką sako. Čia didžiausia eskizė padaryti, ką mums paramauta. Kartuot mantrą ten, paskui prasadą valgyti. Pasako, aš neturiu laiko pasiūlyti, kada pasiūlyti, kiti sako, taip. Bet čia jeigu neturiu laiko pasiūlyti, tai valgai neprasadą, reiškia. Paimi nuodėmės, kas augino, kas gamino, reiškia, visų nuodėmės paimi. Kur to protas bus ramus? Atrodo taip paprasta. Tai jau sakome, Dievo yra, kad pats užauginai, pats sukūrė, pats iškepė tą duoną, pats suvalgė, pasiūlė ir suvalgė. Tai pasiūlė, reiškia, darė, žodybė. Bet jeigu ne, tai mes nusiperkam, bet jau darom patys, kaip sakant, su kad nuotaika. Su nuotaika patenkinti aukščiausiai. Šimad Bhagavatam prasideda, koks didžiausias gėris, reikia suvokti. Pirma, yra 6 klausimai išminčių duotas. Viso Šimad Bhagavatam 12 giesmių atsako į 6 klausimus. Pirmas yra, koks didžiausias žmogui ir žmonijai gėris. Koks didžiausias? Klausyti istoriją. Vienas, klausyti istoriją. Kas sako kitą? Kiti kas sako? Koks didžiausias žmonijai ir žmogui? Asmeniškai gėris. Koks didžiausias? Meilė. Meilė. Negirdėjau. Meilė. Kam? Dievui. Va. Kam ir savo, ne? Taigi to reikia užaugti. Tai ir meilė yra tų rūšių, nes sako savo. Paskui biznis. Meilė biznis ir yra Dievai. Tai va, meilė Dievai. Taip, teisingai sako. Didžiausias gėris yra pasiekti meilę Dievui. Kada pasiekti, kad atsiskleistų širdyje. Yra, širdyje, siela yra, tai yra. Tas mums reikia daryti, tai atsiskleisti. Antras klausimas, o kaip pasiekti tada? Tai va, kaip pasiekti? Atlikti karma jogą. Daryti, stengtis daryti, patenkinti aukščiausiai. O jeigu aš nesitengsiu dėl jo daryti, aš nepriartėsiu prie jo. Paskui klausimas buvo, dėl ko tas inkarnacijas ateina įvairios, ten išvardintų daug.
inkarnacijų, kiekvieną ką moko ten. Taip toliau, tai ir šeštas klausimas sako, dabar, kai Krišna išėjo, religijos tėvas, kur yra prieglobstį, religinį prieglobstį. Ir buvo atsakymas Šrimad Bhagavatam. Nes čia viskas apie Krišną, kaip Krišna bendrauja įvairiuose lygiuose. Kada mes materialiai gyvenam, kaip jis su mumis bendrauja, kai mes pradedam tobulėti, kaip jis su mumis bendrauja, kaip mes jau dvasinį lygį pasiekėm, kaip jis bendrauja, visas pareigas. Mums nereikia sugalvoti. Ir tada, sakant, mes paimtam tas skonės, kai tai, kad tu tą realizuoji, nu, tau malonu. Džiaugsmas. Man tai šiausias, ašaras teka. Ir nusidarė, kad klausyti. Jo. O taip mes nueinam ir sakom, kaip man įvyko kas nors. Visiems kalbu, kaip tas, kodėl aš taip manau. Todėl, kad man malonu, aš atsiminimai. Budistai tai sako, kad mūsų sąmonė yra kaip ežeras. Jeigu vėjo nėra, vėjai tai mūsų norai. Jeigu vėjas nueina, kaip ežeras, viskas matas, viskas aišku. Bet aš turiu akmenukų įvairių, visokių savo norų pragyvenęs. Ir aš dabar jūs kalbau, kažin ką ne taip padariau, bet man buvo malonu. Aš kaip sakysiu, taip, man kaip aš pridariau. Aš kitus akmenukus neturiu, o dar mano sąmonė banguoja. Reiškia atsiminimai, ir aš nieko apie ką gyvenu. Ir jis mėto. Ir žiūrėkit, kai žmonės dieną, nuo ryto iki vakaro jis kalba apie savo kažkokius nuotykius, jis ten kalba, ateina, kitas apie savo susitinka, net baisiai kalba šiandien. Tas neklausot, paudžių neduoda. Tas vyksta, kad pauzės nėra. Į savo nori kišti istoriją. Savo malonumus atsiminti. Gal tas gyvenimas materialus. Tai ką, dainuojam turbūt. Jeigu nėra klausimų, ar yra klausimų, tai mes... Trumpa. Durga galima suvokti pačią kančią. Durga yra Radharanės šešėlis. Jis skirta prie kalėjimo prižiūrėti. Materiali gamta yra kalėjimas. Kaip minėjau, 14 planetarinių sistemos yra. Yra žemiškos sistemos, yra herojinių planetų, dangiškų, yra pragariškų sistemas. 7 žemyn, 7 į viršų ir 7 minutė. Taip, žmoniškos. Ir mes galim, mes ir bendraujam. 7 centrai, su 7 arba žematiniais, ar su aukštutiniais, arba mes maišom. Vieną sekundę su tais, kitas su tais ir taip toliau. Tai va, Durga, tu pridarai, ką nors, į to per galvą su kolu. Tas su jo bendravimas toks. Bet jeigu eini dvasiniu keliu, yra baktai, yra šešėlis, yra baktai. Tai padeda. Jeigu ir muša, tai muša mūsų, kai mes pradedam, tai jį treniruoja mus. Iš karto mums parodo, kad tu dėl savęs darai. Taip, iškauklė. Tai kaip motina. Todėl sakom, Durga yra motina. Yra materiali gamta. Materiali gamta yra Durga. Pati materiali gamta, visą tą harmoniją, čia yra. Ten jeigu taip smulkiau, tai jie turi jogės, kaip pas mumis yra 108 kopės, šešėlė yra 108 jogės įvairios. Tai įvairios mūsų norai. Švarus tokie, aš noriu tokį dalyką. Tai reiškia, aš tenkintis noriu. Jeigu dėl savęs tenkintis muša, jeigu aš dėl Krišnos tenkintis, tai jie mums padeda. O toks materialus pasaulis. Dėl sako, einant bakti keliu labai lengva, visi padeda iš karto. Visą materialų gamtą padeda. O jeigu aš einu į kitą pusę, man reikia skaitą daryti. Reikia išplėšti. Išplėšti man iš to. Bet aš plėšiu. Vis tiek plėšiu. Kaip vaikas, nebas. Tai reikia visą gerą. Perėsim į praktiką. Gerai. Čia daugiau atminti. Galva jos laik yra. Sarasvati yra dviejų rūšių. Yra Sarasvati dvasinė, yra dvasinė žinios, yra Sarasvati mokslo ir menų deivė, yra materialių žinių. Tai mes irgi, kai skaitom pagal savo sąmonę, ten rašo apie dvasinius dalykus, mes galim priimti, kad čia materialus dalykai, nu ta prasme. Nes Sarasvati yra tos reiškia, inkarnacija. Čia visur Radharani yra. Krišna, kai ateina Višnu, tai yra Krišna, kai buvo vienas, sako, nebuvo nieko, buvo tik vienas Krišna. O viduje jis tenkinas, su ta vidinė energija. Visos energijos yra Radharani.
Bet paskui jie nebetilpo, kaip būna visi, begalinis tas, kaip sakant, džiaugsmas, susikleidęs ir iššoko, reiškia. Radharani išvyščia. Tada Krišna į tą pusę skleidžiasi. Tai Višnu, tai Višnu, tai yra Narayana, paskui eina Višnu, visokios formos. O Radharani irgi skleidžiasi iš karto. Jeigu Višnu, tai reiškia Lakšmi. Narayana reiškia Lakšmi. Jeigu Durga, tai reiškia Šyva iš karto. Visą laiką jam nieko netiko. Ir mes esame dalelytas Krišnos, Sačitananda Vigraham. Mūsų sielos yra Sačita, amžinas, palaimingas, dažinančius, turim savo tarnybą aukščiausiai. Todėl mūsų bhakti ir yra atskleisti savo tarnybą, savo dvasinį kūną. Siddha Paranali, kaip vadinasi, tikrą savo dvasinį kūną. Koks man atskirtas dvasinį gyvenimą, aš turiu gyvenimą. O dabar gyvenu, reiškia, aptraukas įvairiais užterštumais, reiškia, materialų gyvenimą. Tai va. Tai čia ir yra, kaip Prabhupada, čia komentarai ir aiškina, kad toks mūsų programa, apsivalyti ir išeiti, suvokti, kad tikrai nesi šitas grubus kūnas, kad tikrai nesi subtilus kūnas. Kaip sakau, Annamaja, Pranamaja, Pranamaja, paskui Šnenamaja, paskui Vigyanamaja. Vat Vigyanamaja jau yra realizuota žinia, o Šnena, jogoje mes pasikėm tik tai Šnenamaja. O jeigu pradėm daryti, pasikėm Vigyaną, realizuojant tą. O paskui Ananda ateina, palaimė, kadangi siela atsiskleidžia. Jau toks kelias yra. Kiekviena mūsų. Mes dvasinės būtybės nieko nesiskiriam. Todėl nesvarbu, kad mes esam, kokiam lygiai esame. Jeigu tik tai pradėm daryti iš karto. Iš karto mes apsivalom. Šiaip klausimas apie tos lygius. Anamajas mažas vaikas, dar reikės, kad ten patėlės kaip per maistą, Pranamaja pagrindai yra sportininkai, o paskui Vienamaja eina filosofai. Tai man taip, seniau aš tą dalyką priėmiau, bet dabar, kai sukuos aktyviam sportininkų rate, sutinku labai džiaugsmingų žmonių. Labai džiaugsmingų Pranamajos lygį žmonių. Ir Vienamajas, kažkokių ir sirūgėlių matau. Man nenori kyla prieštaravimas, kad tas Pranamajos lygis pakankamai aukštas yra. Ne, niekas nesako, eina kalba tokia, kad aukštas tai džiaugsmas yra sato būnas, džiaugsmas yra pastovus žmogaus. Žmogus, kada pasiekia sato būną, tai yra darybės būna, tai nereiškia, kad jis dar dvasiniam pasaulyje gyvena. Darybės būna. Kad jų darybė. Tai sato būna, tai yra pusdėvio lygis, pastovus džiaugsmas. Ar jį ten nuskriaus, ar ant jo ten ką nors sakys, ar jį nustumtis, jis džiaugiasi. Jam nesvarbu, jis širdys ramus. Jis viską supranta, ten dirba pergyventi. Taip. Tai va, tai dabar ir žmonės yra pagal karmą, mes gaunam kažkokį tai džiaugsmo kiekį, tas pats gaunam kvėpavimo kiekį, tai yra mirtis, gaunam proporciją. Jeigu aš užsiimu jogą, arba aš ramiai gyvenu, reiškia, aš sutaupau savo resursus. Nes jeigu jaudinusi, tai kas būna, labai tankus kvėpavimas, labai gerai iškvėpimai, taip. Tai va, tai gerai, džiaugiasi, reiškia, jau gyvens. Labai linksmi žmonės. Tai va tvarko, tai ir nesako, bet jis dvasinių kelių tai neina, jis eina tik tai materialiai, gražiai gyvena, čia siekia sato būnas, taip ir žmonės tu gali, tai teisingai, bet taip ir rašo, kad vis tiek sato būna, tu gali domėtis dvasiniu gyvenimu, taip, ne tam būnai. Tai va, tas ir yra, kad. Bet tai nereiškia, tas pats, kai buvo knygų platinti, platino knygas Amerikoje, ir susirinko kitą žmonės. Ir tokia atėjo pas Prabhupadą, čia ir labai skundėsi, sako, tai chuliganai čia atėjo. Bandytai, reikia kalbą, reikia kultūrai, kryčialas knygas, tai yra jis pradešint. Jie išaiškino, sako, šitą, sako, jie negal savai pavyzdžiui, jie ateiktų knygas Prabhupadas platinti, neprašlėta, sako, jie stengiasi, aiškiai, mane patenkinti ten dėl Krišnos, ką jie nesupranta ten dėl Krišnos, bet jie pajuto kažką. Dėl Krišnos daro, dėl dvasinių dalykų, sako, jie nori į tą knygą, jie nerašo kažką, kad blogai, ne, jie rašo, kaip kas ten dvasinių dalykų. Tai kaip ten turbūt vis gražiai jie paaiškina, tai tiko, kad tai nesvarbu, kad mūsų išorė gali būti kartais ir netokia laiminga, kaip sakai. Bet čia jau negali būti, kaip sakant, tas susirūžimas gali būti, kaip kiti sako, man užtekti ant dar labai smarkiai, aš eičiau lėčiau, ir taip toliau, bet jau aš jau sąmoningai, supranti, ko eini, ką darai. Tai tokį pusę. Tai tokia labai. Šimą Prabhatam ki.